Labadiena, draugai Forex traderiai. Šiame video mes pakalbėsime apie vieną labai svarbią temą, kuri vadinasi rizikų valdymas prekiaujant Forex robotais. Būtent apie tai, kaip teisingai išstatyti darbinį lotą arba kaip teisingai nustatyti procentą nuo depozito, jeigu robotas naudoja automatinį loto nustatymą. Padaryti taip, kad robotas neštų pelną ir tuo pačiu metu nebūtų pavojaus prarasti visą depozitą. Deja, nors dažnai esame kalbėję apie tai, kad robotai tai nėra kažkokia stebuklinga mašina, nėra kažkoks aukščiausias protas, kuris žino visus atsakymus, kuris žino, kur eis rinka toliau, už 2 sekundžių, už 2 minučių iki punkto tikslumo. Taip tikrai nėra, robotas viso labo yra algoritmas, jame yra suprogramuotos tam tikros funkcijos, tam tikri skriptai. Tarkime, jeigu x lygų 5y, tai atliekamas z veiksmas, o jeigu z lygus 4y, tai vykdomas n veiksmas ir taip toliau. Ten nėra nieko antgamtiško, nėra nieko sudėtingo, tai viso labo mašina. Ir savaime aišku, kad bus nuostolingi sandoriai, koks ten bebūtų protingiausias algoritmas, koks bebūtų geriausiai pramastytas ir kruopščiai suprogramuotas robotas, pas jį nuostolingi sandoriai vis tiek bus. Ir tai yra normalu, absoliučiai normalus dalykas. Tai štai, viskas kaip ir rankinėje prekyboje, mes iš anksto žinome, kad nuostolingi sandoriai bus, bet pelningesnių sandorių bus daugiau. Ir atitinkamai mums reikia apskaičiuoti mūsų prekybinį lotą tokiu būdu, kad praradimų atveju, atsiradus nuostolingų sandorių serijai, kurios neišvengiamai bus, kad mes išliktume rinkoje ir galėtume prekiauti toliau, išgyvendami tą praradimų seriją, sugrįžti prie prekybos ir jau sulaukę pelningų sandorių serijos, padengti nuostolius ir uždirbti pelną. Taip sakoma, tęsti mūsų prekybą Forex rinkoje toliau. Deja, dauguma traderių, aš sprendžiu iš komentarų po straipsniais, visiškai nesupranta prekybinio loto paskirties. Nesupranta, kokį lotą išstatyti, kam jį reikia išstatyti, kodėl negalima rizikuoti daugiau, kodėl negalima rizikuoti pusę depozito, jie to visiškai nesupranta. Na, aš galiu pasakyti tiek, jeigu jūs ruošiatės prekiauti vabank, tai yra, kai vienas sandoris gali padidinti jūsų depozitą dvigubai arba jį sunaikinti visiškai, tai jūs mažiausiai turėtumėt tai sąmoningai suprasti. Suprasti, jeigu jūs norite paversti Forex į kazino, prašom, tai jūsų teisė, bet jūs turėtumėt bent suprasti, ką jūs darote. Suprasti, kad jeigu jūs žaidžiate vabank, tai jūs galite prarasti viską. Na, daugelis to nesupranta, arba nenori suprasti, arba tiesiog specialiai nori pralošti pinigus, galbūt sąmoningai, aš nežinau, ir todėl taip kvailai elgiasi išstatydami prekybinį lotą. Taigi pereikime prie pačios pamokos esmės, kaip nustatyti riziką, kaip teisingai nustatyti riziką, prekiaujant robotais Forex rinkoje. Egzistuoja 3 rizikos tipai Forex robotuose. Savaime aišku, gali būti su variacijomis, nelygu koks yra robotas, galimi tam tikri niuansai, bet iš esmės egzistuoja 3 rizikos valdymo tipai. Tai visų pirma automatinis lotas, kai jūs nustatote procentą nuo depozito, kurį jūs prarasite tuo atveju, kai suveiks stopas. Ir atitinkamai robotas apskaičiuoja loto dydį kiekviename sandorėje pats, priklausomai nuo to, kokį dydį jūs nustatėte iš pradžių. Tarkime, išstatėte 1% nuo depozito ir jeigu sandoris užsidarys pagal stopą, tai jūs prarasite apie 1% nuo savo kapitalo. Tarkime, jeigu depozitas buvo $1000, suveikė stopas, jums liko $990. Sekantis tipas yra fiksuotas lotas, čia mes tiesiog išstatome nuolatinį loto dydį,
tarkime 0,1 ir robotas juo prekiauja nepriklausomai nuo to, ar didėja ar mažėja mūsų kapitalas. Ir trečiasis rizikos tipas yra pirmojo orderio dydis serijoje, tas yra naudojama robotuose, kurie prekiauja martingale pagrindu, tinkliniai robotai, pozicijų vidurkinimo ir taip toliau. Na, dabar imkime ir detaliau apžvelkime kiekvieną tipą detaliau. Pirmasis būdas automatinis lotas, tai yra, kai jūs išstatote, kiek procentų nuo depozito jūs prarasite tuo atveju, jei sandoris bus nesėkmingas ir suveiks stopas. Čia vėlgi reikia pasakyti, kad jokių būdų negalima statyti 20, 30, 50 procentų vienam sandoriui. Jeigu jūs statote tokią riziką, tai jūs turite suprasti, kad tai yra visiška kvailystė, 2-3 sandoriai iš eilės nesėkmingi ir jūsų depozito neliks nė kvapo. Taigi, jeigu jūsų pasirinktas robotas naudoja automatinį loto skaičiavimą ir jis yra nustatomas procentų nuo depozito, aišku, būna variantų, kad yra nustatomas procentas nuo laisvos maržos, na, bet čia didelės reikšmės mums nėra šioje pamokoje. Taigi, rekomenduojama tokiu atveju rizika yra nuo 1 iki 5 procentų sandoriui. Aš paprastai statau 2-3 procentus, daugiau tikrai neverta. Šiaip 5 procentai jau yra labai didelė rizika, čia beveik tinka tiems, kas mėgsta azartą. Na, forumuose galima sutikti žaidėjų, kurie rizikuoja 10-20 procentų, argumentuoja tuo, kad neva aš rizikuoju, jeigu aš rizikuoju 3-4 procentais, tai maždaug 80 procentų kapitalo yra laisvas ir jisai nieko neveikia, todėl reikia jį išnaudoti. Tai yra didžiausia nesąmonė. Taip daryti neverta, jeigu jūs nenorite prarasti savo depozito. Sekantis rizikos tipas yra pirmasis orderis serijoje. Kaip jau sakėme, toks tipas taikomas robotuose, kurie dirba martingale pagrindu, tarkime Forex tinklas, 3 šokėjai, pas mus labai populiarūs robotai portale. Tai štai tokio tipo robotai, aišku, jie yra skirtingi, vieni prekiauja agresyviau, kiti ne taip agresyviai, vieni didina lotą pagal tam tikrą koeficientą, kiti tiesiog dvigubina, treti galbūt stato orderių tinklą. Tačiau čia taisyklė yra viena, visada laikykitės duodamų rekomendacijų. Mūsų portale visų robotų apžvalgose yra nurodomos rizikos rekomendacijos, yra nurodomas rekomenduojamas ir minimalus depozitas. Jeigu robotas prekiauja martingale pagrindu, stato orderių tinklą ar kažkas panašaus, visada yra nurodomos minimalaus depozito dydžiai ir jam atitinkamo loto rekomendacijos. Tarkime, 0,01 loto dydis 2000 valiutos vienetų. Ką tai reiškia? Kaip tai suprasti? Jeigu pas jūs dolerinė sąskaita arba eurais, nesvarbu, ir minimalus lotas pas jūs 0,01, tai reiškia, kad atidarinėti jį standartinėje sąskaitoje su $200 yra paprasčiausiai kvaila. Tai yra visiška nesąmonė, supraskit, jūs tiesiog sudegsit. Jeigu nėra pakankamo kapitalo atsidaryti standartinę sąskaitą, atsidarykit centinę. 2000 valiutos vienetų centinėje sąskaitoje bus viso labo $20. Tokia suma, manau, atsiras pas kiekvieną. Todėl nereikia atidarinėti standartinių sąskaitų, jeigu nėra galimybės įnešti rekomenduojamos sumos. Ir taip pat nereikia galvoti, kad daug kas taip galvoja, kad robotas štai paleisiu su mažesniu depozitu, jis tuoj šiek tiek uždirbs ir pasieks rekomenduojamą sumą. Man nereiks įnešinėti, užteks pasikliauti sėkme. Pasikliauti sėkme nereikia, jos nebus, patikėkit. Todėl rekomendacijos yra duodamos ne šiaip savo, jos yra paskaičiuotos dažniausiai robotų autorių, jūs tiesiog neišgyvensite nuosmukio. Sąskaita užsidarys pagal stop-outą, o sąskaitos su rekomenduojamu depozitu visą tai išgyvens ir tęs augimą toliau. Taip pat nereikia painioti
standartinių ir centinių sąskaitų. Jeigu parašyta, kad minimali rizika yra 0,01 loto 2000 valiutos vienetų, tai nereikia atsidarinėti standartinės sąskaitos su 2 ar 300. Atsidarykit centinę sąskaitą, kitaip tiesiog sudegsit. Na, pas mus darbui su pavojingais robotais taip pat yra gana išsamus straipsnis aprašytas portale, galite pasiskaityti. Na ir paskutinis tipas naudojamas Forex robotuose, tai fiksuotas lotas. Čia viskas paprasta, mes naudojame fiksuotą loto dydį sandoryje, tarkime 0,1 ir nepriklausomai nuo to didėja mūsų depozitas ar mažėja, robotas prekiaus su nuolatiniu lotu 0,1. Tarkime, depozitas buvo $100, tapo 2000, arba atvirkščiai sumažėjo, tapo $50, lotas nesikeičia. Jis yra nuolatinis, kokį nustatėte, tokiu robotas ir prekiauja. Tačiau kaip apskaičiuoti optimalų fiksuotą lotą robotui? Mes tai padarysime, tai yra daroma strategijų testerio pagalba, imkime ir panagrinėkime šį momentą detaliau. Taigi atsidarome terminalą MetaTrader 4 ir spaudžiame strategijų testeris. Jame pasirenkame mūsų dominantį robotą, kuriam mes ruošiamės paskaičiuoti optimalų fiksuotą lotą. Kaip įprastai pagal rekomendacijas pasirenkame, kas reikalinga, valiutų pora, laiko intervalas, pasirenkame datą. Aišku, geriausia yra pratestuoti už kokius 10 ar 5 metus, bet pavyzdžio dėliai aš parodysiu šiek tiek greičiau, paimsime paskutinius metus. Aš paėmiau tokį seną robotą Ray Scalper, jame būtent yra fiksuoto loto nustatymai. Taigi mūsų tikslas yra išsiaiškinti, koks fiksuoto loto dydis, kokiam depozitui reiks išstatyti būtent šiam robotui, jeigu mes norėtume prekiauti juo realiai. Tai yra minimalus lotas 0,01 ar $100, ar ant kiekvieno 200 ar 300 ir taip toliau. Tai yra, nustatysime optimalų fiksuotą loto dydį šiam robotui. Šio roboto nustatymuose automatinio loto nėra. Štai spaudžiame eksperto savybės ir čia yra roboto nustatymai. Todėl čia atjunginėti automatinio rizikos tipo nereikia, kadangi čia yra tik fiksuotas lotas. Tuo atveju, jeigu čia būtų automatinis Money Management, mums reikėtų jį atjungti ir įjungti fiksuotą lotą. Taigi išstatome fiksuoto loto dydį 0,1 ir paleidžiame testą. Spaudžiame pradėti. Testas baigtas ir iškart pereiname prie ataskaitos. Čia mums pelno nuostolio rodikliai nėra šiuo atveju įdomus, mus domina parametras maksimalus nuosmukis. Ir matome, kad šio roboto maksimalus nuosmukis yra 539 punktai. Puiku. Dabar šių domenų pagalba galima apskaičiuoti optimalų depozito dydį ir jį atitinkantį lotą. Kadangi mes robotą testavome su 0,1 lotu, tai pas mus maksimalus nuosmukis čia nurodytas doleriais yra tolygus punktams. Todėl mes galime skaičiuoti, kad mūsų maksimalus nuosmukis buvo 539,90. Na, galime apvalinti 540 punktų. Toliau mums reikia savo kiekvienam atsakyti, savo nuspręsti, koks nuosmukis procentais mums yra psichologiškai priimtinas. Be abejo, kai kurie gali pareikšti, kad štai aš išgyvensiu ir 50% nuosmukį ar 70%, bet iš tikrųjų realybėje, kaip rodo tyrimai, kaip rodo praktika, žmonių psichologinė reakcija, nuosmukio lygis, kuris yra priimtinas psichologiškai, tai yra ta kritinė riba, kritinis slenkstis, tai yra taškas, po kurio žmonės pradeda panikuoti ir daryti neapgalvotus veiksmus, uždarinėti sąskaitas, keisti strategijas, robotus ir panašiai. Toks svarbus psichologinis slenkstis yra 25-30%.
Todėl daugeliu traderių labiausiai optimalus slenkstis yra 25%. Toliau, dabar įsivaizduokime, kad šie 540 punktų nuosmukis yra 25% nuo depozito. Tai yra maksimumas, kurį mes savo galime leisti kaip nuosmukį. Atsidarome skaičiuotuvą ir paskaičiuokime. Mūsų nuosmukį 540 punktų padauginkime iš sumos punktais, kiek tai bus doleriais, jeigu yra naudojamas minimalus prekybinis lotas 0,01. Aš primenu, mes čia skaičiuojame, kaip tai būtų standartinėje sąskaitoje, ne centinėje. Kadangi mes žinome, kad vienas kainos judėjimas vienu senuoju punktu, esant lotui 0,01 yra lygus 10 centų, imkime ir padauginkime mūsų nuosmukį punktais iš 10 centų, kiek tai bus doleriais. 540 dauginame iš 0,1, gauname 54 dolerių sumą. Taigi, 54 doleriai pas mus bus nuosmukis tuo atveju, jeigu mes naudosime minimalų 0,01 loto šiame robote. Aišku, mes savo nustatėme, kad mūsų maksimalus priimtinas nuosmukis yra 25% nuo depozito. Kas nori, gali savo ir kitą nuosmukio slenkstį nustatyti, kam ir 10% gal bus kritinė suma, o kai kam gal 70%. Taigi pas mus 54 doleriai yra 25% nuo depozito maksimalus leistinas nuosmukis prekiaujant minimaliu 0,01 loto. Kad gauti visą minimalų depozitą šiam robotui, mes paprasčiausiai šią sumą padauginame iš 4 ir gausime 216 dolerių. Tai yra, jeigu mes norime, kad toks nuosmukis neviršytų šiame robote 25% nuo depozito, mums reikia naudoti 0,01 loto kiekvienam 216 dolerių. Štai tokiu paprastu būdu galima paskaičiuoti, jeigu mes norime naudoti fiksuotą lotą su maksimaliai leistinu nuosmukiu 25% nuo depozito, mes naudosime 0,01 loto ant kiekvieno 216 dolerių depozito. Na, jeigu pas jūs sąskaita yra centinė, tai jūs tiesiog skaičiuokite, kad tai yra ne doleriai, o centai. Štai tokie nesudėtingi paskaičiavimai atves jūs prie teisingo šiuo atveju fiksuoto loto dydžio, jeigu robotas tokį būdą naudoja. Tačiau daugeliu atveju robotuose užtenka išstatyti procento dydį nuo depozito, nedaugiau kaip 5%, optimalus variantas yra 2-3% vienam sandoriui ir palikti robotą prekiauti, jis automatiškai paskaičiuos lotą pagal jūsų einamojo depozito balansą. Kągi tam kartui tiek, labai tikiuosi, kad nors šiek tiek ši pamoka sumažins sudegintų depozitų skaičių, sumažins kai kurių traderių nesąmoningumą šiuo klausimu dėl roboto rizikos. O aš dėkoju uždėmesį, su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Pasimatysime kitose video pamokose.